Sveiki, aš ir vėl standartiniai savo vietoje ir atėjo 2 užsakymai, iš tikrųjų 3, tik vieną neparodysiu, nes tai yra 10 kg floristinio popieriaus Kraft. Tai parodysiu gal, kai darysiu puokštes, tai planuoju daryti greitų metu. Ir turiu vienas iš užsakymų yra iš Natino, padariau visai neseniai, padariau realiai visus užsakymus vieną dieną ir visi atėjo vieną dieną. Kodėl dariau užsakymą iš Natino? Todėl, kad man pastaruoju metu mano plaukai gyvena atskirą gyvenimą ir, žodžiu, jokios priemonės, kurios lik tol padėjo, nebepadeda, nežinau, kas čia darosi. Tai pasidomėjau, kas man tiktų, nes mano plaukai pradėjo garbanuotis ir net su tiesintuvu aš jų nebeištiesinu ir sugarbanuot gražiai nemoku. Ir man reikia, bet to yra ploni, jeigu perkraunėje sugriūna kaip čia sukrenta ir dėl to gaunas taip, kad jie yra tokie kaip rievaluoti, atrodo, nors ką tik išplauti. Pabandysim išpakuoti. Tai dalykai yra didžiausia dalis plaukams, o geras, kad įdomiai supakuoti, pirmą kartą kaip matau. Tai va. Ir kas čia yra? O dievai, koks mažiukas. Čia yra Vela Professional aliejus plaukų galiukams. Pamatysim ar neapkraunant, bet kaip sako, turėtų kaip tik būti mano atveju. Tada paėmiau pakių, žodžiu, tokius Special Mega Turbo Wow, tuos pačiai jau lietuviškai kaip padeliai, piskeliai, štukukytės pakiams. Viena su kolagenu, kita su kolagenu. Viena efektyviai išlygina, o kita mažina čia su alavijo. Kaip aš nepažiūrėjau. Kaip aš praleidau alaviją. Šitą aš negalėsiu naudoti. Aš nežinau, kaip aš sugebėjau nepastebėti. Siaubas, žodžiu. Nes kaip žinot, aš alaviją alergiška. Nors alavijų negali niekas būti alergiška, tai yra raminantis dalykas ir panašiai. Tai su kolagenu tik tai naudosiu. Tada pirkau šitą dalyką, čia jau kelintą kartą, vyras iš Prancūzijos yra ne kartą parvežęs ir šiaip Lietuvoje kainos būna ganėtinai didelės, o Natino buvo kažkokia ten akcija išpardavimas, tai kainavo, tiek pat kiek Prancūzijoje 16 eurų nusipirko. Tada yra kažkokios banguotų plaukų putos, kurios nesuklijuoja, bet gražiai padaro. Tai irgi žiūrėsim, kaip gausis, kas gausis. Čia yra irgi iš Vela Professional. Vadinasi, man atrodo, lietuviškai net nėra. Žodžiu, žaisim. Ir aš pasirodysiu ir būtinai papasakosiu. Ir liko dar 2 dalykai. Tai aš galėjau pasirinkti, žiūriu, iš tos pačios firmos, bet kažkaip neprisimenu, ką užsakinėjau, ką ne. Tai čia yra kažkoks purškalas, viską aš internete rankiojuosi iš atsiliepimų, žodžiu, 2 fazės kondicionierius, plaukų. Bet ar tikrai man tokio reikėjo? Gerai. Žodžiu, plaukas sudrėkina ir geriau išsišukuoja. Čia iš Revlono, o čia detoksikuojantis plaukų šampūnas. Tai nežinau, bandysiu, žiūrėsiu, ar man tinka ar nepatinka, ir taip toliau. Rytoj pabandysiu susidėlioti rutiną, tai prasme, gal net ir šitą šampūną panaudosiu, nes šampūną aš visada bijau. Nes gali visai baigtis ir tą purškalą, ir putas, ir pažiūrėsiu, gal aš pagaliau turėsiu garbanuotus plaukus. Jeigu ne, tai visada galima bandyti išsitiesinti. Aišku, gaila dėl šito, kad pagavau žioplį, taip sakant, bet bandysiu su tom plaukų priemonėm, nes sakau, aš žiūriu į veidrodį, šiandien, pavyzdžiui, plaukai yra, vakar aš ploju, šiandien nespėjau išsitiesinti. Tai tiesiog surišti, bet kada aš plaunu kas antrą, gaunasi, kas antrą dieną. Tai, pastaruoju metu labai blogai. Ir antras siuntinukas yra toks nedidelis, čia yra sėklos. Ir sėklos yra iš kažkokio puslapio originalius Erfurto sėklos. Tai žodžiu, kokios čia yra mano tos sėklos, tai pirmiausia, aš užsakiau sėklas kelios puokštėms, vieną berods. Užsisakiau žydinčiai pievai, ir kurią galima ir puokštai panaudoti. Tai vienas dalykas yra tai vadinami uodeguotieji burnočiai, čia esu kažkokius turėjus ir darius su jais puokštę, čia būtent tokių neturėjau. Žinau tik tai, kad jie labai užsisėja, bet tinka ir sausiems, kaip čia,
sausiems, parašyta nasuchė bukėtai, sausoms puokštėms. Tai va, pabandysiu, jau čia baiginėsiu sėjimo laikas, bet pabandysiu pasėti. Tada, kadangi aš darau irgi, kaip sakiau, žydinčią pievą ir labai noriu, kad būtų ir bitėms, tai paėmiau tą faceliją, čia draugiška bitėms būtent yra. Šiaip iš tikrųjų faceliją žiauriai sunku rasti, tai pabandysiu pasėti ir žiūrėsim. Čia yra 100 kvadratinių metrų, pas mane ten kokie 5 maks. Tada mano netyčia išroviau bazilikus, arba jie nesudygo, arba aš ravėdama šiltnamį išroviau, tai nežinau, atsėsiu iš naujo, kam reikalingi bazilikai, jie labai gerai draugauja su pomidorais ir, kaip sakant, saugo nuo kenkėjų. Tada agurkai labai prastai dygo ir visus sunaudojau, neturėjau, tai nusipirkau dar šitų, tikrai spės užaugti. Čia yra Cornichon de Paris. Ir tada, kiek čia yra, juodgrūdėlė. Jinai tinka darželinė juodgrūdė, čia tinka ir puokštėms. Galima sėklas ir valgyti netgi, kaip prieskonį. Ir čia būna šiaip dažniausia baltos, bet čia yra raudonos, rožinės, mėlynos ir baltos. Rašau rožinė, bet čia kai kurie labiau raudoni. Tai va, bandysiu. Ir tada dar liko amės ir liko gipsofila. Jau gipsofilai kaip ir vėlokai, bet, nu, pabandysiu pasėti, bus tai bus. Taip. Ai, rašau, galima 6 mėnesį, viskas gerai. Iki 10 mėnesių. Žodžiu, tobulą. Tai vad galėsiu eiti sėti ir iš tikrųjų, kadangi žada artimiausiu metu labai lietingą orą, tai man reikia eiti dabar greitai. Paravėti dar gėlynus, nes gėlynuose darosi siaubas ir košmaras. Ir aš manau, kad aš jums parodysiu. Man kažkas sunosim. Aš jums parodysiu, ta prasme, savo gėlynus prieš ir po. O dėl plaukų, kaip sakau, pasirodysiu irgi kokia ten situacija, kas ten daros ir panašiai. Aš dar noriu pažiūrėti, kaip kvepia. Kažkokį tai, nežinau, vašką, skutimosi gelį, kažkokį tokį primena dalyką. Tai va, dingstu, einu į daržą, kažką gal pasėsiu, jeigu bus laiko, nes dabar yra jau 8, jeigu lietus neužpuls, žiūriu pro langą, taip kažkaip debesys eina. Ir labai ilgai laukiu siuntos ir, kaip sakant, norėjau nufilmuoti prieš darbus, nes paskui nesigaunu. Tai va. Mano gėlynas atrodo va taip. Ir ką aš noriu padaryti, iš tikrųjų žolių nėra labai daug čia, bet yra labai daug raudonėlio. Ir, pavyzdžiui, čia jisai užgožė katžolę. Čia yra aulenis pražydėjęs. Čia, nežinau, iš tikrųjų, ar visgi čia liko kaip žolė, ar čia liko kaip tai, kas vadinam pavasarį. Veronikas noriu išryškinti. Žodžiu, praretinsiu raudonėlį. Ir tas kaulenis, kuris girdėjau, atšėlė iš šaknų. Ir va, žydė viršuje šakos, kuris buvo likę gyvos. Bet aš visai nesiskundžiu, man kai nedaug jau visai gerai atrodo. Tik tai to šakos irgi labai labai keistos. Tai va, glužutė dar žydė. Čia, nesuprantu, dar žydė. Ar jau nežydė šitas? Tai va, gal anyžinis nofantas. O gal ir ne, neprisimenu. Nežinau, kad kažkur sodinau, bet neprisimenu, kaip atrodo. Tai va, bandysiu prarauti truputėlį, kad tvarkingiau atrodytų, nes man toks čia, nors dabar labai madoja, bet man nepatinka. Praėjau perimetru, tiek va, prirodo viską. Nu, atrodo daug tvarkingiau iš tikrųjų. Ir galvoju, gal čia uždėti mulčią, gal ir ne, nežinau. Bet ten praretinau gerokai raudonėlių. Žodžiu, ir nerandu vieno augalo, nežinau, ar jis neprigijo, ar jis kažkur prapuolė. Nes man atrodo, kad aš sodinau va ten kažkur. Ir vaikštų su termoseliu ir rankose, nes kito varianto nėra, valgo mane juodai. Žodžiu, čia kažkur turėjo būti Perovskija, bet aš jos nematau. Veronikos yra, kraujažalis čia irgi dingo. Arba, panašu, kad dingo. Tai va. Einu dar prie kito gėlyno. Gėlynas truputėlį aiškesnis. Nors yra irgi neaiškių dalykų, tai noriu išravėti, kas aišku. Ja, ir beje, pirmą kartą po 3 metų sužydėjo bijūnai pas mane. Žiūri, fainai.
Čia vat kadžulė kokio didumo. Nerealiai. Tai bandysiu, kiek spėsiu praeiti. Zunda. Va mano zunda. Radau vieną augalą. Ir blemba, parazitai. Žiūrėkit, ką turiu. Eisiu rinkt. Turiu lentų rinkinį. Ir kažkas iš to bus. Spėkit kas. Tuoj padarysiu ir pradėsiu bent daryti ir pasirodysiu. Ten yra didžiulė krūva viso ko. Ten yra didžiulė krūva lentų, jas naudoju sėkmingai. Tai va, išsirinkau tokias geriausias ir panašiai ir dar jas impregnosiu. Čia visokios nuopjovas, ten irgi bus panaudota dalykai, bet jie man reikalingi, čia visokios jau atlikos, vadinkim. Į malkas nueis. Tai va, tai bandau pradėti. Nepraėjo ne metai ir iš tos lentų krūvos pasidarė toksai daiktas, kur yra pakelta lysvė. Ir eisiu dabar nutepti pradžius. Čia, kai susikau, pamačiau apvertus, kad yra skylė. Bet nieko tokio, bus žemyn, kaip sakant, užsidengs ir viskas tvarkoj. Jo. Tai va, tokia kažkokia. Galvoju, gal dar ant viršaus uždėsiu 2 taip šonus. Reikia pasižiūrėti, koks ilgis ir išsipjauti. Tai va, tai toks darbelis. Žodžiu, šis pradedu video atodusiu, bet užpernai palikau šitą daiktą šiltnamį, pasirodo, buvo vandens ir jisai trūko. Ir pernai klijavau tokią specialią juostą, bet neatlaikė ir dabar prisipjausiu karbonato, eisiu išplauti ir tada bandysiu su skystom vindim suklijuoti karbonatą ir tada pažiūrėsiu, jeigu dar reikės, galbūt sutvirtinsiu bruseliais. Tai va, žaidimais užsiminėjau, bet dažniausiai tokiems reikia prisiruošimo ir laiko, tai vat kadangi dabar šiek tiek laiko yra, tai ir žaidžiu, nes man reikia labai naujo vazono didelio ir galvoju, dabar eidama galvoju, nu tai pabandysiu šitą sutvarkyti, jau jeigu neis, nu tada pirksiu, jeigu pavyks, nu tai turėsiu. O tą lysvę nutepliojau. Iš tikrųjų, man čia buvo kažkada, gavau Vilnių, kad iš vidaus teplioju irgi chemiją, bet aš manau, tai bent kokia apsauga. Ir kitas dalykas, kai iš jūsų nueina, tai ten tos chemijos ten per žemę tikrai, nu jeigu dabar sudėčiau, tai tikėtina, bet šiaip tai nepersiduos ir bent kažkiek apsaugo. Tai va, tik tai man šitą būtent, tad nežinau, kaip nedažyvė ar kas, nepatinka, nes labai prastai dengiasi. Ir kiek aš bandžiau, nežinau kaip, naudoju po biškį, bet nepatinka. Ir nubėgimai dideli, ir kažkaip labai negražiai, ir spalva negražiai. Tai žodžiu, viskas su jie blogai, bet naudoti reikia. Orai tokie nuostabus, kad aš į šitą gėlyną atėjau po savaitės. Tai netgi kur buvo kažkas paravėta, net man atrodo daugiau laiko praėjo. Net bijau nespėjo ir pražydėti, ir nužydėti. Man atrodo, tada, kai buvo, net nežydėjo, bet keli nužydėjo, keli tik išsiskleidė. Žodžiu, pridygo viso ko. Tai dabar kol kas čia nekišiu nagų, nes yra kur blogesnė situacija. Jeigu spėsiu, dar kartą praeisiu. Levanda kyla, viskas kaip ir ok. Čia žalė matau, kurios čia neturi būti, bet levanda nėra tokia, kokia turėtų būti. Aišku, kai tokie orai nėra ko ir tikėtis. Ten turėtų būti ežiuolė ir rudbekija. Čia irgi bijūnai, kurie dieviškai kvepia. Čia vieną stilbę pamiršau ir blizgė mano nuostabioji. Tik nežinau, čia lapus kažkas jos labai sėkmingai valgo ir net įtariu kas. Čia yra peržiemojusi patagoninė verbena ir jinai yra vat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ir daugiau lyg ir nematau. Tai žodžiu, vėl reikės eiti, kaip sakiau, budlėja kyla vėl. Šitie mano šviestuvai šitam visai faini. Šitas nužydėjo. Čia tas astriukas, kadžalė tokio dydžio užaugo. Ir dar ką parodyti. Ir ką dar noriu parodyti šitos vietos. Čia yra to komposto dėžė, kurioje
Aš visada auginu moliūgus. Tai pirmas dalykas, vaikai žolę sumetė čia, kad neturėjo būti. Antras dalykas, čia buvo moliūgai. Panašaus nieko, nežinau, ar jie gyvens ar ne. Ir ten dar matosi buvo moliūgas ir dar kažkur. Nė vieno neliko, nes nuvalgė kas va šitos gražuolės. Aš vakar jų išnešiau gal 3 saujas ir šliužų radau ir ko aš tik neradau. Tai iš tikrųjų liūdna. Dar iki čia, iki cukinių nedasibrovė, bet tikiuosi kažkaip ir neįsibraus. Beje, o šitas kurodžio, kur dariau pakeltą lysvę. Va, kaip atrodo mano nuostabusis gėlynas. Realiai nuo pasodinimo aš čia nieko neravėjau, bet virusus lietus sulyjo, sudygo, sužydėjo. Tai noriu nulaužyti šitas dalis tulpių, sutvarkyti, išravėti ir kad liktų tik tai, kas turi likti. Nes žolių galvojau, kad neišdygs, bet pasirodo, čia jų yra belenkiek. Stilbės va puikiai jaučiasi, baltgalvės ir taip toliau. Alūniai labai čia patinka, matau. Ir šitie prigijo, ir melsvas, ir žodžiu. Visko čia yra, ir čia šitą betvarkę irgi reikia sutvarkyti. Tai va, eisiu linksmintis. Žodžiu, kaip matote, ant plytelių, ant trinkelių prasidėjo lietus. Aš norėjau net tiek. Nors debesis juodi, labai tikiuosi, kad neįsilis, nes šiandien, rytoj, poryt ir už poryt turėjo lietaus nelašų nebūti. Jau šiandien po pietų. Tai va, tai liko dar tikrai nemenkai. Žiūrėsiu, kaip man pavyks ką padaryti. Kad čia atrodo tvarkingiau taip, bet čia pridygė kasmėjų yra, pridygė šitų, neprisimenu kaip vadinasi. Ar tikrai aš galiu dirbti dar? Nepraėjo ne metai ir man pavyko pravėti. Turiu 3 maišus tokių, ką galima panaudoti mulčiui. Tai užmulčiuosiu, kur trūko. Žiūrėsim, gal žolės pagaliau nebeaugs. Sukišau tenai dar gladiolės radau, galvoju, kurios pas mane yra. Tai va, aš barstysiu ir keliausiu kitus gėlynus. Dabar čia toks biški bardakėlis, bet bent jau žolių nėra. Tai gal nėra blogai. Open eyes to see the day the universe is made for me.
Na va, čia užmučiavau. Paėmiau, padėjau akmenis. Jų nebūtina čia buvo, bet tiesiog tai būna. Atrodo tvarkingiau. Nors kompozitorių sako, čia 100 metų nėra. Bet mes mokomės. Tas darbas yra, reikia praeiti visur kraštukus, apravėti šitą visą spygliuočių eilę, patvarkyti, gal kažkur kažką išrauti, nupjauti ir taip toliau. Tai subandyti tokius dalykus išrauti, tada pažiūrėti, kaip mano gebinė gyveno, jinai čia visai gerai gyvena. Tai va, yra ką veikti, trumpai tariant. Mėtos ruošiasi žydėti ir noriu jas padėti nemėtos melisos džiovinimui. Tai nupjausiu jų šiek tiek. Noriu prisijungti agurklių lapelių irgi. Tik nežinau, kas jais darysiu dar. Ir čia yra mėta. Mėtos dar nežydi, bet gal irgi kažkiek parinksiu. Nes jos ir braškės užauga. Ir tą vakar nuravėjo ir atkapstys skruzdėlyną. Tai va, pasiruošiu vietą, kur džiausiu melisas ir eisiu. Nes jau tuoj čia viską užgoš. Reikia pjauti iki žydėjimo. Jau panašu, kad jau tuoj. Ir, kaip sakant, jeigu stipriai kvepia, tai jo. Ir švelnus lapeliai turi būti. Tai labai, manau, pats laikas. Tai nupjausiu ir pjauti reikia ne iki žemės, o palikti. Bent jau tiek, kiek aš domėjausi. Jeigu pjaunat, tai kaip pjaunat jūs?